Nuo kitų metų sausio 1 dienos įsigalios nekilnojamojo turto mokestis. Paklauskime, kaip šios pokyčius vertina panevėžiečiai. Nu, bet šiaip tai ne per didžiausias tas mokestis bus. Nu, tik tai tiek, kad kai žmogus turi didesnį būstą, gali būti priverstas keistis į mažesnį. Va tik tiek, ko daugiau mokėsim, o ką darysi? Nu, šiaip daug kur moka, ne? Ta mokestė. Geras ar negeras bus, čia priklausys kokie priims. Jeigu reikia, tai mokėsim. Blogi tie mokesčiai visi. Kokios įtakos turės naujieji mokesčiai? Visiems blogos. Blogai matom. Nėra prošus, reikia streikuoti ir viskas. Negalima mokesčių kelti. Man atrodo, kad gal ir gerai. Man atrodo, tiem jau nuskriaustiem nebus ten labai daug to mokesčio. O jau kas turtesnis, tegu įmoka. Aš taip suprantu. Mokesčiai. Blogai, nu. Žinot, kaip sakant, jeigu turi vieną, kaip sakant, būtą arba dalį ten namo, tai koks gali būti jau ir taip nusipirkę esam, užsidirbę. Tai ko dar mokėti? Dar papildomai. Jeigu kas daug turi, tai prašau, tegul moka. Ir ar tai turės įtakos Lietuvos gyventojams? Aš manau, galbūt kažkiek ir turės tiems, kurie mažiau uždirba. Kaip visuomenė, blogos įtakos, nu. Neigiamas, kitaip sakant, nu viskas. Patys žinot, kad nenorim tų mokesčių, bet jeigu reikės, jeigu tikrai įrodys, kur deda tos pinigus, tai tada aš visai nieko prieš. Na, gal mažai, nes aš neturiu daug to nekilnojamo turto, tai man čia nėra labai svarbu. Įtakos galbūt nežinau, gal tie, kurie daugiau turto turi, daugiau sumokės tų mokesčių ir paprasčiausiai kažkiek tai į valstybės biudžetą bus tie mokesčiai didesnė surinkti. O šiaip tai, kad visuomeniai kažkokios būtent įtakos, aš nemanau, kad turėtų. Kažkokios tai labai didelės įtakos. Šiaip manau, kad nuo pirmo būsto bent jau turėtų pirmam būstui nebūti mokesčio. O kas jau daugiau to turto turi, turėtų mokėti tos mokesčius. Nes tai būtų solidarumas su visa visuomenė. Nes turim pasidalinti, kas turtingiau gyvena, turėtumėm tų mokesčių daugiau sumokėti, kad kitai visuomenės daliai būtų lengviau gyventi. Didelis įtakos turės, pensijas nuskaičiuos ir tiek, viskas. Ir taip tas, kas skursta, ir taip skursta ir toliau. Tai iš jų yra atimama, ta, kada jau užsidirbo per ilgus metus savo. Va tiek.